Hei, sveiki visi, čia vėl aš Wicked Bunny ir mes vėl susitikome mano 9-ame Road to Max video. Tai kaip matot, stoviu Alkinu, laukiu Warbandų, kaip tik liko Battle Staffų po mano craftingo kelimo, tai kadangi jų dabar nieks nebeperka, tai su Alkinsiu dar pasidarysiu kažkiek pinigų, jo, tai ko labiausiai reikia. Tai žiūrim video, o paskui pratęsiu savo pokalbį. I know you're cruel, but you won't live there. I know you're cruel, but you won't listen. You crucify yourself before stepping, baby. Are you still by yourself? 'Cause I can't reach you lately. You crucify yourself. What's happened, baby? Are you still by yourself? 'Cause I can't reach you lately. Tai va tiek progreso šiam kartui, iš tiesų, kaip matėt, gavau ne ką kitą, o Headblower keipą, iš tiesų aš jį pasikėliau, va, toks sexy keipas, gražus emote. Labai džiaugiuosi, tai kaip matėt, Warbandų dėka keliu ir kitus skillus, kuriuos galima kelti tenais. Taip pat laukiu progreso kitose skilluose. Taip pat kyla kombatas, slayeris ir visa kita, bent jau po biškių stengiuosi juos kelt. Dėl Divination tai iš tiesų teks, manau, jį pasikelti aukščiau ir jo dėka bandysiu kažkaip pakelti fishingą, nes jei žinot, yra tie daikčiukai, kurie bankina itemus, tai kaip nors va taip va. Taip pat norėjau gal jūs netgi patarimą paklausti, kadangi kiek skaičiavau, aš jau turiu pakankamai čiavimų iki 90 sąmoningo, bet norėjau paklausti, ar man
kelti 88 ar iš karto kelti tuos 90. Tai vat, dėl to aš dar neapsisprendžiau, tai jeigu jūs man patartumėte, tai būtų tikrai labai smagu. Tai iš tiesų taip pat esu pasidaręs tą Dragon Indigo, kaip ten tas pikas vadinasi, naują, tai taip pat turbūt galėsiu video apie jį, šiek tiek apie jį papasakosiu plačiau, bei kadangi Jageksas man atsiuntė Premiere tą letter, jo newsletter, tai galėsiu kai ką paskaityti iš jo jums, jeigu jūs dar negirdėjote jokių naujienų. Ir galbūt jeigu jūs domina šiek tiek, tai parodysiu savo banką, kiek kas ir kaip, tai laukiu jūsų komentarų, jūsų nuomonės, ką jūs norėtumėt pamatyti toliau. Tai šiam kartui bus tiek, iki ir peace out.